Iš tikrųjų geras seminaras. Tai labai džiaugiuosi apskritai visų seminarų, kad aš čia esu ir super. Seminaras labai patinka pats pranešėjas. Iš tikrųjų, bendras įspūdis tikrai geras. Galvoju, ką tu gali gauti, kokios naudos tokiam masiniam renginiui šitą temą. Ir turiu pasakyti, tam tikras lygis, standartai yra išlaikyti ir tikrai viskas yra ok. Daug dalykų yra tai, ką tiesiog užsikonspektavau kaip negirdėtas. Dabar tik tai supratau, kad tai yra tam tikros technikos, taisyklės ir žodžiai iš tikrųjų, kurie, padeda tai padaryti. Tiesiog susidėlioja viskas ant jį. Iš tikrųjų prisirašiau daug naujų idėjų dėl to, ką turėčiau keisti ir ką darysiu jau nuo šiandien. Ir iš tikrųjų manau, kad tai tikrai bus man naudinga kasdieniai mano veikloje, nes pats dirbu aktyviuose pardavimuose ir manau, kad būtent tie visi įtaigos ir psichologiniai dalykai pardavimų procese yra iš tikrųjų labai svarbu. Turim pakeisti požiūrį savo. Mūsų užstabarėjęs požiūris dažnai pradeda trukdyti verslui. Ir čia padeda pažiūrėti iš plačiau, strategiškai. Jau matai situacijų, kuriuose galėsi panaudoti. Bendraudamas su vaikais, priversdamas juos daryti tą, ką tu nori. Su personalu, dirbant, deleguojant užduotis, dėrybose su klientais potencialiais. Labai noriu ir žinau, kad galėsiu pritaikyti tuos įgūdžius, tas savybės, tuos dalykus, kur šnekėjo Ovenas praktikai. Mums tai labai svarbu. Kad praplėtėm savo žinias apie verslą, apie bendravimą su savo darbuotojais, galų gale su klientais arba man su pacientais. Geriau netikėjusi. Ypač iš kitos pusės pažiūrėjimas, tos dalykus sudėliojimas ir dar kartą užakcentavimas, tai suteikia galimybę, kad tikrai aš panaudosiu tam tikrus dalykus. Tiesiog daug ko ir sužinom naujo ir pasižymi viską ir galėsi gyvenime panaudoti juos. Kai toks žmogus taip, įtaigiai pasako tos momentus, iš tikrųjų tai yra labai vertinga informacija. Tuos punktus, kuriuos jisai paminėjo, mes naudosime toliau savo versluose, tai man tikrai paliko įspūdį. Jeigu nori gauti grinai praktinės žinias, tai ką gali panaudoti, gyvenime, ne tai, kas būna teoretinės žinias, kurias, tik idealiom sąlygom gali panaudoti, o šičia yra grinai tai, ką tu gali, padaryti versle. Sakyčiau, nes esu kiek buvo seminaruose, tai šitas vienas iš praktiškiausių yra iš tikrųjų. Pateisino mano lūkesčių 100%. Super. Gavau instrumentus, kaip galėčiau dar geriau padėti žmonėms. Ir tai yra fantastika. Galvojau, prieš sėdėmas blemba. Kaip aš ištversiu ten šitiek laiko, 2 dienas po visą darbo dieną. Bet taip viskas suskirsta, tie kažkokie palaidavimai, tie žaidimai, pažaidimai, tie juokeliai. Tai labai gerai, viskas tvarkoja, super. Labai viskas struktūrizuota, labai gerai pasisavina informaciją, aiški kalba. Labai gerai sudėliota įsitraukimas publikos ir medžiaga teorinė, palinksmina, filmukų parodyti, labai gerai. Daugybės dedamųjų dalių, pradedant nuo požiūrio, baigiant visais kitais dalykais. Dabar visko neišvardinsiu, nes galva yra prikimšta informacijos, o važiuojant namo, bendraujant su savo kolektyvo nariais, mes kiekvienas atvartysime tai, ką užsirašym, o užsirašiau labai daug. Ateini čia ne tik dėl žinių, bet ir dar dėl to, kad užsikrautum energiją. Man patinka tokių didelių seminarų atmosfera, kai matai daug žmonių, kurie yra sumotyvuoti kažką išmokti. Jaučiuosi patogiai, labai patogiai. Nieko neigiamo negaliu pasakyti, vien tik teigiamus dalykus. Vakar pritaikiau praktiškai jo mokymus, tai uždirbau pirmą 100 litų. Jej! Tai jeigu abejojate dėl to, ar jums atsipirks šitie mokymai, tai žinokit, 100% taip. Paėmiau porą klientų naujų. Čia dabar susipažinom, pirmadienį vienas, bus pivinys, o šiandien su klientais einam pietauti po šį renginį. Šaunu, kad atvažiavau pati savo, džiaugiuosi ir kitiem linkiu lankytis. Verta. Ir kuo daugiau tokių seminarų Lietuvoje, tai tuo tik geriau.
esu neapsakomai sužavėtas, esu labai patenkintas, džiaugiuosi, kad dalyvavome ir tikiu, kad po šito seminaro mes dalyvausime ir kituose masiniuose tokiuose ypatingai įtakojančiuose mūsų darbą renginiuose. Iš tikrųjų, seminaras buvo geras ir patiko ir dėl to dalyvausime ir sekančiame. Tiek aš, tiek kolegus jau užsiregistravom.